Šitas spektaklis, manyčiau, yra, galėtum taip sakyti, tiesiog apie šeimą. Apie vienos šeimos istoriją. Bet manyčiau, tai yra apie žmogų, kuris jaučiasi vienišas, kuris grįžta po 12 metų namo, nematė savo šeimos. Ir per tą 12 metų tiek šeima turi savo nugyventą gyvenimą, biografiją. Ir jų tas susitikimas nebūtinai yra malonus. Ir spektaklio metu tiesiog sprendžiam tą klausimą ilgo nesimatymo. Ir santykių klausimus sprendžiam. Tai šitas spektaklis yra apie susitikimą po labai daug metų, apie žmogų, kuris nori prisipažinti, jog jis serga ir jisai galbūt netrukus išeis. Ir klausimas, ar jam pavyksta. Šiame spektaklyje kuriu Katrinos vaidmenį. Tai šis vaidmuo yra, tai yra žmona, pagrindinio veikėjo brolio žmona, kuris grįžta po tų 12 metų. Ir personažas labai priklausomas nuo kitų personažų, nuo kitų veikėjų. Tai labai įdomu tai nagrinėti. Turbūt būtent kuo unikalus šitas pastatymas, turbūt tuo, kad vaidmenį kurti reikia tikrai daug tokio sutelktumo, būti šiek tiek gal net ir vienumoje, kad ta vaizduotė pradėtų veikti, kad galėtum tikrai įsijausti ir įsivaizduoti tą situaciją, kurioje tie personažai gyvena. Tai labai padeda laikas vienumoje. Ir labai padeda kolegos, nes tikrai labai smagu kalbėti apie tai, diskutuoti apie temas, apie situaciją, apie aplinkybės. Ir aišku, padeda režisierius. Labai ypatingai, tikrai. Įdomu su Valentinu Masalskiu tikrai dirbti, nagrinėti tokią medžiagą, kurioje tikrai, kaip ir prieš tai minėjau, labai svarbu bendrystė, muzikalumas labai svarbus. Turbūt viena tokių svarbesnių, ne citatų, bet jo galbūt išreikštų minčių, kad aktorinis kolektyvas, visi aktoriai turi groti vieną muziką. Tai tas spektaklis ir yra galbūt kūrinys, kurį 5 instrumentai skirtingi turi sugroti, bet sugroti ne paskirai, kažkaip parodant save, koks aš instrumentas, o turint tą unikalumą, jį išlaikant, tuo pačiu metu sugroti tą vieną temą. Tai turbūt mane šitą idėją labai įkvepia ir mes turbūt visi to siekiam. Bus gyva muzika spektaklyje, nuostabus muzikantas atkeliaus, galbūt nenoriu išduoti koks instrumentas, tai nors aktoriai 5, bet iš tikrųjų turėsim ir 6 žmogų, kuris tikrai labai papildys visą atmosferą, visą tą pasaulį ir galimai tikrai atspindės pagrindinio veikėjo būseną, jo situaciją. Šitą spektaklį rekomenduoju pamatyti vien dėl to, kad šis spektaklis, jo išskirtinumas, manau, yra tai, kad tai nėra formos spektaklis. Aš manau, kad žmonės yra išsiilgę santykių, tiesiog tikrų, tokių įdomių, kupinų ir gelmės, ir tuo pačiu metu rimties, ir išraiškos. Ir čia jūs pamatysite aktorius nuogus, vidinio pasaulio tą nuogumą. Ir turbūt tai yra šio spektaklio išskirtinumas, jeigu esate išsiilgę tikrai gyvybės, tikrumo scenoje, tai manau, jis turėtų jums patikti. Thank you.